susikuria torsioniniai laukai, nu, fizika čia jau biofizika galiu pavadinti. Ir, na, atsiranda tam tikri impulsai, kurie atitinkamai veikia mūsų akeles po to, kai mes darysime sekantį pratimą. Patrynė. Toliau. Rankytės. Taip sudedam vieną prieš kitą. Taip dabar rankytės. Šiltos rankytės, gale blogai sudėjote. Taip, teisingai. Teisingai vaikutis sudėjo. Gerai, visi gerai sudėjo rankutės. Labai svarbus yra teisingas sudėjimas, tam, kad jeigu jūs sudėsite taip, taip ar taip, tai atitinkamai nebus gero efekto mūsų pratimų. Ar svarbu, kuri ranka? Nesvarbu, tą, kurią jūs jaučiate, pagal save jausite. Sudedam taip, padarom tokias kaip rieškutes. Labai daug kas po to klysta, dėl to šitą dalyką labai noriu gerai išmokyti. Dabar jūs tik žiūrėkite, ką aš darysiu ir patys po to pasidarysim. Tada šitas rieškutes, va taip va, užsidedam savo takučių. Va žiūrėkite, kaip aš užsidedu. Nosytė mano išlindus pro apačią šito stogučio, o va pačios rankutės, jos yra tarsi tokios, na kaip rieškutės, jos neprispaudžia mūsų akių. Matot, kaip neprispaudžia? Akutės laisvos, aš galiu ir mirksėti po delniukais, galiu būti užsimerkus. Svarbiausias dalykas yra tas, kad užsidengiat, neprispaudžia takučių, bet po delniukais turi būti visiška tamsa. Žodžiu, taip savo rankutes išmodeliuojant, kad ir neprispaustumėt, ir ten būtų tamsu. Pabandom dabar pradžioje. Pabandom, kiekvienas. Kas jau įpratęs daro, tai jau žino šitą. Kas nedaro, tai yra nauja. Dabar alkūnės jūs pasidėkite ant stalo. Pradžioje labai gerai čia kažkas padarė. Taip, ant stalo. Dedam alkūnės. Atpalaiduojam nugarą, kaklą. Atpalaiduojam, alkūnės ant staliuko padėtos. Gerai, svarbu, kad būtų patogu. Užsidengiam. Ar visiems jau po delniukais tamsu? Pavyko pasiekti tamsą? Pavyko, gerai. Galite būti užsimerkę, galite apsimerkę. Bus paprasčiau, jeigu būsite užsimerkę. Paprasčiau bus vizualizuoti tai, ką aš kalbėsiu. Turite jausti patogiai save. Jauskitės patogiai, rankytės atremtos.